Labas rytas. Dar vieną ankstyvą šeštadienio rytą sveikinuosi iš žygio. Vėl žygiok organizacija organizuoja žygį ir šį kartą Marijampolėj. Gan, sakykim, kitokia vietovė negu praeitą kartą Kulautuva, kur buvo daugiau miškų, daugiau gamto. Šį kartą miestas, bet šiaip gal sakyčiau mažiau įdomų miestas, bet šiuo atveju Marijampolė miestas, kuriame aš per savo 30 gyvenimo metų esu turbūt buvęs porą kartų, taip kad man čia viskas nauja. Taip kad ką tik prisiregistravom, pasiėmėm žemėlapį, gavom vėl maišelį užkandžių, pažiūrėsim kas jame ir tuoj leisimės į žygį. Ką mes čia gavom? Vandens, bananas, porą šokoladukų užkandžių ir šį kartą Marijampolė ženkliukas. Lygiai taip pat čia raktų pakabukas turbūt, va tokia. Praeitą kartą buvo Kulautuva, dabar Marijampolė. Ir kągi, galim leistis į žygį ir per tą laiką dar pažiūrėsim apie žemėlapį, kasgi čia įeina į tą žemėlapį. Nu jo, tokia labiau miesto vietovės. 3 variantai buvo 12, 15 arba 26 ir pasirinkom raudonas apyrankės 26 km. Kartelė po truputį auga, bet taip įdomiau. Šiandien, kadangi miestas, tai tokių daug įvairių lankytinų objektų, kaip startavom Vytauto Didžiojo parke, tada Bazilika, Poezijos parkas, Pašešupio parkas, Meškučių piliakalnis. Nu, žodžiu, surašyti visokie lankytini objektai čia. Taip kad sakau, proga visai pažint nematytą, nepažintą miestą ir pažiūrėt, kokių jie čia turi tų lankytinų objektų. O čia va dar vienas lankytinas objektas, kuris yra ne tik Marijampolėj, taigi Maxima. Paminklas tautai ir kalbai. Kaip sakiau, Marijampolės aš tikrai nepažįstu ir tokios statulos man pirmą kartą matomos. Praeitą kartą Kulautuva, kaip ir minėjau, kad šiaip sužymėjimas visas maršrutų tai tikrai yra geras. Šį kartą Marijampolėj galiu pasakyti tikrai neprasčiau. Toks iš karto pastebėjau, kad pavyzdžiui, jeigu kai būna miškingesnė vieta, tai tų rodiklių netgi mažiau kažkiek tai reikia, o dabar, kai eini per miestą, tu daugiau gatvelių, kažkur poskėlis, ten buvo miesto centras, dabar čia per parką kažkokį, tai tas visas rodiklėlės turi ir labai atidžiai stebėti, nes jeigu kažkur praleisi, gali netyčia ir netenk nublūdinti. Tai miesto ribose, būtent per miestą einant, jos tikrai labai svarbu. Aišku, pačiam žemėlapį galima nusiskanuoti ir QR kodą ir telefone stebėti maršrutą, kas irgi, manau, yra visai patogu, bet tiesą sakant, net neišbandžiau šios funkcijos, nes rodiklių yra, tai kol nepasiklydau, tol tiesiog pagal rodiklėlės ir einu. Dar vienas lankytinas objektas maršrute - Pašešupio parkas. Šiaip visai toks parkas, matos, ir krepšinio, ir futbolo, ir tinklinio aikštelės, taip kad visi turėtų ką veikti, nors ir pats rytas, bet vienas kitas žmogus jau matos ir sportuoja. Galvojau, kad gali būti visai vėsu eit, nes naktį minusinė temperatūra važiuojant 0 rodė, bet visai kai eini va taip intensyviai, tai saulutė irgi šviečia, tai net ir to šalčio nesijaučiau, turbūt gal ir porą laipsnių šilumos yra, taip kad oras tikrai ir šį kartą visiškai nenuvilia. Ne visi maršrutai vien tik tai gražiais takeliais, yra va ir tokių šabakštynų, ne pačio gražiausio kelio. Pažinsiu Marijampolę iš visų pusių, tiek gražiasis, tiek blogasis vietas. 5 kilometrai, nors man rodo tik tai 4,7, tai nežinau, atrodo tikrai niekur kampo nenusukau, bet skaičiavom, kad 5 kilometrai ir einam toliau. Kiek čia per 50 minučių, tai tempas turbūt viskas okei.
Judam. Ir čia tikrai toks maršrutas, jūs negalvokit, kad aš tiesiog sugalvojau po tiltų pavaikščiot. Galvoju, pažiūrėsiu panoramą, palei kažkokį vandens telkinį, bet ateinu, ta panorama tokia pasirodo tiesiog žmogaus kiemą. Įdomus dažnai tokių lankytojų ir žiūrovų sulaukia, kurie nori po jo kiemą pasižvalgyti iš aukščiau. 10 kilometrų įveikta, nors man tai rodo, kad 9,5, tai kažkur pusę kilometrų, nežinau, nors tikrai kelių nenukirtinėjau. Kol kas kojos laikosi visai neblogai, judam toliau. Kažkada, man atrodo, apie 12-13 kilometrų turėtų būti ir užkandžių punktas. Tai manau, kad gali jau visai ir neužilgo, einam ir surasim. Normalių jau laiptų nebuvo galima padaryti, reikia čia tokį zigzagais. Va, nuėjus nepilnus 12 kilometrų ir kažkokią palapinytę matau. Kažką jau dalins, vandenį, užkandžius, kažką. Nu va, punkte gavom ir atsigaivinti, sulčių ir batonėlių, bananų, vandens buvo, jeigu jau trūkumas. Taip kad pasistiprinam visai gražiam fone tokiam ant Meškučių piliakalnio ir judėsim toliau. Jeigu visi pirmi kilometrai buvo grinai per miestą, per centrą, tai dabar jau matosi daugiau tokių lauko apylinkių, bet buvo užkandžių punktas, porą batonėlių suvalgyta, cukrus organizmas gavo, taip kad energijos yra, judam, kiek čia? 14 beveik kilometrų, tai pusę kelio jau nueita, šiek tiek netgi daugiau. Nu va, teko išbandyti ir tą QR kodo galimybę, nes nežinau, gal kažkas kažkur kokį ženklą nukabino, gal kažkas, nes tiesiog ėjom, pamatėm, kad nėra ženklo, nėra nieko. Tai, bet prisijungiam su QR kodu ir pasirodo, kad jo. Nežinau, gal netyčia kažkur praleidom ženkliuką, o gal kažkas nukabino ženkliuką. Tai tiesiog QR kodas atidarė žemėlapį ir viskas tada labai paprasta, nes palei tą papirinį žemėlapį tai tikrai nėra. Kai nepažįsti miestą, lengva susigaudyti, kas, kur, kaip ir kur eit. Turim 17,5 kilometrų ir dar vieną sustojimo punktą. Pažiūrėsim, ką ten rasim, bet tikėtina, kad panašiai užkandis, vanduo, kurio dar tikrai turim, nes nėra labai karštas oras, tai automatiškai tikrai vandens netiek daug išsigeria. Bet sustoti, užkanduką kokį užkasti ir pasiruošti paskutiniam 8 kilometram. Gal ir gera vieta. Kas geriau atgaivina jėgas, jeigu ne cukrus? Bananas, Snickersas, puikus komplektukas. Prisėdam va tokiam skardyje, trumpai pasėdėm, pavalgom ir einam toliau, kaip sakau, kas čia? 8 geri kilometrai beliko. Tai netiek ir daug. Kadangi startavom dar prieš 9, vieni iš pirmosios turbūt bangos, tai dar ir tų žmonių buvo mažiau, bet dabar kiek čia yra pusė pirmos, tai jau matosi prie visų valgymo užkandžių punktų ir šiaip tikrai matosi, kad tuo keliu vaikšto nemažai žmonių. Tai vėlgi bus įdomu pasižiūrėti visą statistiką, kiek žygyje dalyvavo žmonių, bet manau, kad geras oras, gera vieta tikrai pritraukia visai nemažą minią. Įdomu, kodėl visada tie paskutiniai kilometrai būna tokie patys sunkiausi, nes liko 1,5 kilometro ir toks jau atrodo, nu gal jau norėtųsi to greičiau finišo, kad žinotum viskas, kad padarai įvykį, nors
Jeigu dar būtų likę ten 5 ar 10 km, tai tiesiog eitum, negalvotum ir tiesiog eitum, bet matyt, ta psichologija taip veikia, kai jau žinai, kad visai nedaug liko, jau norisi greičiau tą finišą pamatyti. Ir kasgi ten matosi, nors dar man kilometražas tik tai 25,5 rodo, bet viskas, palapinė, finišas ir pažiūrėsim, kokius medalius čia šį kartą gausim. Ir taip, pagaliau įveiktas žygis, gautas medalis Marijampolė, 26 km. Gražus, spalvingas medalis. Šiaip tikrai smagu pasivaikščioti po nepažįstamą miestą, pažiūrėti, kaip atrodo jo pats miestas, centras. Buvo ir tokių laukinių teritorijų, kur gal kažko tai mažiau pamatysi, nepamatysi, nežinau, bet tikrai kilometrai, kadangi oras geras, tikrai smagiai susisuko. Tie 26 km irgi tikrai nebuvo per sunkus, taip kad viskas puiku, o dabar laukiam kitų žygių. Ta pati žygiok organizacija jau už porą savaičių organizuoja žygį Jurbarke, tada gegužės pradžioj bus žygis ir Prienuose, kur tikrai bus daugiau gamtos, Nemuno kilpom ir manau, kad tų žygių ateityje bus tikrai dar daugiau. O dabar jeigu pažiūrėjai šį video, tai nepamiršk palaikint, parašyt komentaruose, ką pats galvoji apie tokius žygius, galbūt jau ir pats planuoji kitame žygyje būt, ten dalyvaut ir iki kito video. Iki!